Laidą pristato. Laidą remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, būna apgavystės, būna melas, būna baisus melas ir būna statistika. Ir dar būna politikų kalbos. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas, kolegė, kaip jūs gyvenate? Ačiū, neblogai, o jūs? Aš irgi gerai, nostalgiją seniems geriems laikams kartais jaučiu. Kokiems laikams? Kokiems? Žinoma, tarybiniams, arba dar vadinamiems sovietiniams laikams. O kas tai per nostalgija? Žinot, kolegė, ir ne aš viena sergu tą nostalgiją. Pasirodo, yra ir kitų, kurie maloniai grįžta į senus gerus laikus. Kaip suprasti? Na jūs, kolegė, dabar kuo atsiskaitote už paslaugas? Pinigais? Žinoma, pinigais dažniausiai, o ką? O štai rokiškėnai medžiotojai atsiskaito natūrą. Kaip suprasti natūrą? Štai Rokiškio skyriaus būrelio medžiotojai per metus moka 50 litų nario mokestį. Na ir kas? Bet štai Panevėžio aplinkos apsaugos departamento Rokiškio rajono aplinkos apsaugos agentūros inspektorius maždaug 60 medžiotojų bilietus pratęsė už kartu su tais medžiotojais išgertus degtinės butelius ir vėl kasotus. Yra vis sveika. Bet juk taip negalima. Negalima, bet yra. Įsivaizduok kaip paprasta. Žinai, kad tau reikia nešti 50 litukų. Ką daro rokiškėnai? Nusiperka degtinės buteliuką už kokį 15 litų, ateina pas šefą, sugeria tą buteliuką, o gal ir 2, ir tas išrašo jam medžiotojo bilieto galiojimą dar metams. Fantastika! Bet juk taip mokestis nesurenkamas. Na ir kas, kad nesurenkamas, o kas tikrina? Tikrina taigi tas pats, kuris ir išduoda, kuris kartu butelį išgėrė. Taip, kad tarybinė, gera širdingoji sistema dar tebeveikia ir praėjus 22 metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Geros tradicijos yra amžinas. Jo, kolegė, dar ilgai mums teks kapstytis iš to prakeikto socializmo.